Pirmadienį Info studijoje matysite. Saugaus darbo garanto įmonių grupė atidarė naują biurą Šiauliuose. Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus paminėjo 60 metų sukaktį. Verbūnų vasaros šventė Oninės. SDG įmonių grupė stiprindama savo poziciją Šiaurės Lietuvos regione atidarė naują biurą Šiauliuose, įsikūrusi adresu Pramonės gatvė 24B. Šis žingsnis yra nuosekli bendrovės plėtros strategija, skirta užtikrinti dar geresnį paslaugų prieinamumą Šiaulių regione veikiančioms pramonės, gamybos ir verslo įmonėms. Statėme vienus metus, prie pastato yra kapsulė, kur ateities kartom, kada buvo pamatai padaryti, tai yra 5 metų rugpjūčio 20 dieną. Tai vat, kaip matot, nepraėjus ir metam mes jau atidarinėjom šitą pastatą, 950 kvadratinių metrų. Tai yra SDG grupės 5 pastatas, 5 biuras 5 mieste. Ir dabar yra planai kiti, dar ir Panevėžys, ir Vilniaus rekonstrukcija, ir Kaune SDG kodo parduotuvės statyba. Žodžiu, turim projektų, investuojam į Lietuvą. Mūsų raidės SDG saugaus darbo garantas šiandien galime išversti kitaip. Sau darbuotojams gimtiniai. Investuodami savo krašte žmonės ne tik siekia finansinės grąžos, jie prisideda prie vietos ekonomikos stiprinimo ir kuria pridėtinę vertę bendruomeniai. Svarbus tampa ir suvokimas, kad investicijos lieka ten, kurios gali skatinti ilgalaikį regiono augimą. Investicija darbuotoja yra dažniausiai dviprasmiška. Viena, kuri investuoja į darbuotojo sveikatą ir gerovę, kita, kuri investuoja į fizinę infrastruktūrą. Tai šiandien tai, ką mes matome, ko gero dera abi sąlygos, investuojame ir į darbuotojo gerovę, ir į fizinę infrastruktūrą, ir tai tampa labai iškrečiamų pavyzdžių Šiaulių regione. Vis daugiau ir daugiau įmonių kalba, kad ne vien tik tai darbo užmokestis, ne vien tik tai socialinės garantijos, bet ir darbo aplinka yra lemiantis veiksnys, darbuotojai renkantis darbdavį ir renkantis bendrovę. Aš manau, reikia daugiau tokių pavyzdžių kaip SDG. Turim puikų atvejį, kuris nėra ypatingai brangus, bet labai akivaizdus. Ir kuo daugiau tokių pavyzdžių mes turėsim, aš manau, kad tai yra užkrečiamas pavyzdys kiekvienam verslui, kuris nori augti, kuris nori rūpinti savo darbuotojais, tai yra puikiai galimybė ir puikus pavyzdys. Šiandien žmogiškųjų kaštų konkuruojant darbo rinkoje darbuotojų gerovė tampa ne privalumu, o būtinybė. Mes galvojame apie darbuotojus, kadangi mūsų intelektualus produktas yra paslauga verslui. Ir kaip mes žinome, kad darbo sąlygos ir darbo aplinka, kurioje dirba darbuotojai, tai darbo efektyvumą kelia arba gerina maždaug 40%. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiauliečiai darbuotojai nuo šiandien dirbs efektyviau, geriau, jausis šeimininkai savo name, nenuomojamam biure, reiškia, tada juos labiau mobilizuoja. Nu ir, kaip aš ir minėjau, miesto merui prisižadėsim ir rajono merui, kad mes šitam biure ateityje sukursime 10 labai patrauklių, konkurencingų ir labai gerų darbo vietų papildomų. Šitos mūsų naujas darbo sąlygos pasižymi tuom, kad čia yra viskas funkcionalu. Yra, sakykime, ir matome stalus, kuriuos galime pasireguliuoti pagal savo tinkamą ūgį, galime pavargome sėdėti, galime atsistoti. Vėsu jaučiame aplinką, kuri yra vėdinama ir šaldoma ir šildoma pagal mūsų norus. Apšvietimai taip pat viskas yra pagal paskutinius mūsų, sakykime, pasiekimus. Tai mes turim puikias, ergonomiškas ir patrauklės darbo sąlygos, kurios įpareigoja mus tikrai labai gerai dirbti. O BSDG Šiaulių skyriaus direktorius Vidmantas Čekas džiaugiasi, kad visos naujausios technologijos ir inovacijos integruotos šiame pastate. Mes džiaugiame visa aplinka, kuri yra sukurta dėl mūsų. Mes turime ir poilsio zonas, mes turime ir pietų zonas, mes turime ir mokymų klasę, mes turime nuotolinių mokymų klases. Pažiūrėkit, kad žmonės ne tik tai formaliai pastatą stato, o gražiai stato, dar ir tvariai stato. Tiesiog žmonės myli gyvenimą, aš sakyčiau šitaip ir ačiū Dievui, kad tie žmonės, kurie myli gyvenimą, daro verslą Šiauliuose. Tai tokia ir žinutė. Ačiū kiekvienam verslui, kiekvienam žmogui, kuris stengiasi.
Jeigu verslas nesistengs, tai bet kuris miestas pražus. Tai čia dar yra antras signalas. Be galo gerbiu verslą, nes verslas visada turi daugiau pinigų negu viešieji finansai. Ir jeigu mums su viešaisiais pinigais pavyksta pritraukti verslo pinigus, tai tie miestai tos valstybės ir auga. Tai dar viena vieta, dar vienas signalas, kad visa aplinka gali daryti dalykus vienaip arba kitaip. Tai šita vieta yra kokybiška. Ji yra maloni akiai, ji yra pavyzdys kitiems verslams ir taip vienas per kitą mes tiesiog susikursim gražesnį miestą. O BSDG siūlo ir kitus inovatyvius sprendimus įmonėms. SDG autobusas su gydytojų komanda atvyksta į įmonės tikrinti darbuotojų sveikatos. Su nauju SDG biuro įkūrimu kartu mes turėsime antrą mobilę sveikatos patirką. Tai yra mes esam vieninteliai Lietuvoje, kurie atliekam tokią paslaugą. Tai yra atvykstame pas klientus ir patikrinam darbuotojų sveikatą. Ta prasme, tai užtrunka nedaug laiko ir tai yra patogu darbdaviams. Tai būtent šiame biure taip pat bus antras iš viso Lietuvoje toks autobusiukas, kurį jūs matote. O BSDG generalinė direktorė Evelina Jasaitė pasakoja, kad tokią idėją padiktavo pats rinkos poreikis. Įstatymiškai numatyta, kad darbuotojas tam tikrų periodiškumų privalo pasitikrinti sveikatą, kad darbdavys žinotų, kad darbuotojas gali saugiai ir sveikai atlikti savo darbo funkcijas. Ir mes matome rinkoje, kad tikrai užtrunka daug laiko darbuotojui nuvykti į gydymo įstaigą ir pasitikrinti sveikatą. Tai mes matydami rinkoje, kad galime sutaupyti darbuotojų darbo laiką ir kad jis galėtų greitai pasitikrinti sveikatą ir toliau grįžti į savo darbo vietą, tai šitame autobusiuke atvyksta daktarai, slaugytojos, kur galima paimti bendrą kraujo tyrimą atlikti ir iš karto gauti rezultatus, patikrinti akis ir kitus būtinus sveikatos rodmenis sužiūrėti. Ir darbuotojas gali toliau grįžti į savo darbo vietą. Tai yra patogu tiek darbuotojui, tiek ir darbdaviui. Naujame Šiaulių biure įsikūrė SDG inžinieriai ir specialistai bei SDG kodas – darbo drabužių ir asmeninio apsaugos priemonių parduotuvė. Uždaroji akcinė bendrovė SDG veiklą pradėjo 2002 metais Kaune. Per kelerius metus tapo pirmaujančią konsultacijų verslui ir mokymų bendrovę Lietuvoje, turinčią skyrius visose didžiausiose Lietuvos miestuose. Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus esantis Paragiuose, Akmenės rajone, šeštadienį paminėjo 60 metų sukaktį. Lazdynų Pelėda – unikalus reiškinys lietuvių literatūros istorijoje. Dvi seserys Ivanauskaitės, Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė, savo prozos kūrinius pasirašydavo ir leido bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Jų tėvas Nikodemas Ivanauskas taip pat rašė, bet geriausiai yra žinomas kaip tapytojas. 1966 metais restauruotame Paragių dvaro gyvenamojo namo pastate atidarytas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Nuo 1997 metų Paragių dvaro sodyba yra įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Muziejaus teisės yra perimusi Akmenės rajono savivaldybė. Šiandien muziejuje šventė. Minime Lazdynų Pelėdos memorialinio muziejaus 60-metį. Ir šiandien tradiciškai atvyksta į muziejų svečių, kurie gerbė Lazdynų Pelėdą, kurie pažįsta Nikodemą Ivanauską ir esame numatę šiandien pasikvietę į svečius Kaunatavos mėgėjų teatro trupę. Ketiname pradžiuginti spektakliu 3 mylimos. Taip pat svečius ketiname pradžiuginti padėkomis už pagalbą rengiant šventę, už pagalbą 60 metų puoselėjant muziejų. Laukiame svečių iš savivaldybės, kuri labai rūpinasi muziejumi, investuoja į jį. Taip, savivaldybė yra perėmusi teisės šito muziejaus ir tikrai kreipia didžiulį dėmesį, nes matot, yra paveldinis pastatas, paveldiniai pastatai visi ir dabar šį sezoną buvo suremontuoti, atnaujinti stogai. Na, tikrai savivaldybė yra svarbu ir kaip ir buvo pačiam renginiui minėta, tikrai neeilinis muziejus, kadangi esama dar ir gyvų palikonių ir jie tikrai patikėjo teisę ir perdavė savivaldybei, tai mes tikrai džiaugiamės, stengiamės vykdyti savo pareigas, kad
išliktų atmintis ir gyvuotų. Į renginį atvyko ir Lazdynų Pelėdos Marijos Lastauskienės anūkas bei proanūkis. Jie dažnai atvyksta į įvairius renginius organizuojamus Lazdynų Pelėdos memorialinėme muziejuje. Jie džiaugiasi, kad dvare įrengtas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Juo rūpinamasi, vyksta įvairius renginiai. Aš čia buvau prieš 60 metų, kada buvo, paskelbtas muziejus. Tai mano teta Ona, tada mano mamos sesuo, Lazdynų Pelėdos duktė, išsirūpino, jinai čia viską organizavo. Archyvo, ten labai didelę dalį pervežė į Respublikinę biblioteką Vilniuje, ten yra visa spinta. O paskiau jau kaip per nepriklausomybę, tai mano mama paveldėjo. Aš iš jos paveldėjau irgi tą dvarą. Bet jau buvo paskelbtas muziejus. Ir tada, jeigu šitą nebūčiau pasirašęs merui Akmenės, kad perleidžiam dvarą, tai tada kas būtų remontavę, prižiūrėję ir taip toliau, čiagi iš Vilniaus, ką tu ten sulakstysi. Tai labai didelis džiaugsmas, kad paskelbtas muziejus, tai suremontavo stogus ir iš vis. Sovietmečiu jau buvo apgriuvęs smarkiai. Kad buvo išleista neseniai apie Nikodimą Ivanauską, mano proprosenelį, Lazdynų Pelėdos tėvą, Lazdynų Pelėdų tėvą. Toks įdomus momentas, kad jis dalyvavo tame sukilime ir yra nupaišęs paveikslų daug, kurie ilgus metus buvo Triskių bažnyčios palėpiai sovietmečiu, o dabar yra eksponuojami Varniuose, vienuolynų muziejuje. 12 metų dvare gyveno ir jo rūpinosi Janina Čibirienė. Nuo šių metų gegužės dvarą prižiūri Kristina Girčienė. Čia mes gyvenom šitam pastate ir pradirbau ir atėjau į labai, apleistą teritoriją ir patį muziejų. Tai per 12 metų atkūrėm viską, daug remontų perdarėm ir stogą jau 2 kartus keitė per tuos metus. Ir klėtį, ir renovacijas klėčiai buvo daržinė, ten buvo tvartas baisus, ten buvo jau sukiužęs, išauginom savo kaip prekinį ženklą sugrįžimą į Paragis. Tai buvo, sakykime, 90 metais prasidėjo pirmasis klojimų teatrų festivalis. Tai buvo viskas beveik akcentuota sugrįžimą į Paragius. Nikodemą Ivanauską sugrąžinom į Paragius, Lazdynų Pelėdos ir giminaičius artimuosius sugrįžimą į Paragius. Jūs manęs klausėt, kodėl aš čia. Manau, kad pagrindinė priežastis būtent ir yra parkas, šita vieta, nes ši vieta turi kažkokią nepaaiškinamą aurą. Čia atvažiavus sprogsta valandos, dingsta laikas ir yra puiku, ramu ir nuostabu būti bei dirbti. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas Giedrius Židonis laisvalaikiu tyrinėja Nikodemo Erazmo Ivanausko kūrybą ir gyvenimą. 15 metų darbo vaisius išleista knyga Nikodemas Erazmas Ivanauskis – korespondencija ir prisiminimai. Buvo didelis džiaugsmas, kai Varšuvos vienoje iš bibliotekų archyvose radau Nikodemo laiškus Elizai Žižkovai, lenkų rašytojai. Tai buvo Lietuvoje manoma, kad tie laiškai yra dingę, pražuvę kažkur. Ir tai tuos laiškus teko, tuomet nusikopijavau, nusifotografavau, pamažu šifravau, rašiau mokslo straipsnius ir verčiau. Tai galiausiai kilo mintis, kodėl iš tų mokslo straipsnių, iš tų vertimų nepadaryti vieno leidinio. Tai tas ilgas procesas, trukęs apie gal 15 metų, galiausiai sugulė į tą vieną knygą, kuri vadinasi Nikodemas Erazmas Ivanauskis – korespondencija ir prisiminimai. Nes įtraukti buvo ir jo laiškai, ir prisiminimai, ir parašytas nemažas įvadas. Renginio metu Lazdynų Pelėdos memorialinėme muziejuje taip pat buvo pristatyta Sigitos Damanskienės nuotraukų paroda Miestiečio atradimai kaime. Mane pakvietė Kristina Girčienė, sakydama, kad Lazdynų Pelėdos muziejui gražus jubiliejus 60 metų. Sugalvojom su Kristina, kad reikia
atvežti savo nuotraukas, kurias labai mėgau paveiksluoti nuo jaunystės, nuo senų laikų. Labai daug tokių temų, bet tos temos kaip ir susisieja. Tai yra gamta. Gamta tai yra kaimo darbai ir gamta tai yra tas tikrumas, kas buvo labai svarbu ir Lazdynų pelėdai, kad jai svarbu ne paniekinti kaimo, o išaukštinti kaimo žmogų, kaimo žmonių darbus. Renginio pabaigoje Lazdynų pelėdos memorialinio muziejų 60-mečio proga pasodintas simbolinis medelis. Šiandien planuojam sodinti simbolinį 60 metų gimtadienio medelį, kuris vadinasi Katalpa, sėklos surinktos iš muzikanto Mariaus Lopaičio sodo. Taip, kaip jis sakė, sąsajos su giminė ir planuojam, kad šitą medelį sudins Giedrius Židonis. Todėl, kad jis iš tikrųjų žmogus įdėjo labai daug darbą, labai daug informacijos ir aš manau, kad jo sąsajos su šitą giminę šito vertos. Išsamiau apie Lazdynų pelėdos memorialinį muziejų ir daugiau naujienų iš Akmenės krašto kviečiame žiūrėti Akmenės krašto naujienos laidoje. Liepos 17 dieną Verbūnuose vyko viena didžiausių vasaros švenčių – Oninės. Per daugelį metų šventė Verbūnuose išaugo, prie jos prisijungė vis daugiau žmonių, įsitraukė ir jaunimas, kuriems labai svarbu įdiegti mūsų šalies tradicijas ir vertybės. Šis mūsų renginys Šventos Onos atlaidai yra labai ypatingas tuom, kad kilęs iš gilių šaknų, kad čia vyko Šventos Onos atlaidai jau prieš karą, jau prieš kokį 80 ar 90 metų. Tai yra labai didelė tradicija mūsų gili, kad šiuo momentu ir vėl suvažiuoja žmonės ir vėl tiki stebuklu ir vėl džiaugiasi mūsų koplytėlė, mūsų sakralinė vieta. Šią šventę švęsti pradėjome labai kukliai. Susirinkdavo prie koplytėlės visiškai nedaug, į atlaidus tai būdavo 20 ar 30 žmonių, bet kaip sudalyvavome tame projekte, bažnyčių naktys, malonių kelias, kada atvažiuoja klasikinės muzikos atlikėjai, tada patraukia liaudis ne tik verbūniečių, bet ir iš artimų rajono kampelių, o gal net iš kitų rajonų. Lietuvių tradicijoje Šventos Onos diena yra glaudžiai siejama su naujojo derliaus duona, tad būtent per Onines ragaujama iš šių metų rugių derliaus iškepta duona. Verbūnų krašte ir yra ta šventa Ona, šviežia duona. Iš čia žemės geros, visada kviečiai būdavo auginami, dabar tas pats, nes labai ūkis tiesiog sėjomainas įvesdamas, bet kviečiai pagrindiniai yra, tai va, duona, kas kvietinė duona. Oninės Verbūnuose tai šventė, kurioje susipina senosios tradicijos ir šiandienos bendruomenės gyvenimas. Kasmet vykstanti šventė primena, kad tikroji kaimo stiprybė slypi žmonėse, jų vienybėje, bendrystėje, pagarboje tradicijoms ir noro būti kartu. Šventė Verbūnuose Oninių atlaidai jau vyksta virš 20 metų tikriausiai. Turim labai daug gerų svečių, atvažiuoja kiekvienais metais. Ir dabar turim 2 iš Šiaulių. Čia yra viena gyvenus Verbūnuose, bet mum aplanka, turim Onutę savo meno vadovė, gerbėm, mylim, gerai, kad dar mus ištraukė į visur dainuot, šokti. Ačiū jai ir jos komandai. Daugiau visą laiką kiekvienais metais laukiam joninių, visokios edukacijos, labai malonu. Jau senai kyla tokia mintis, kad reikia Oninės. Kažkaip Liepos mėnesį yra Oninės, 26 Liepos. Ir taip kažkaip sugalvojom, kad čia reikia, yra koplytėlė, prisiminimas toks ir reikia būtinai švęsti Oninės ant kapelių, prie bažnytėlės. Šventinėje programoje susirinkusiuosius džiugino skambi muzika bei turiningos pramogos visai šeimai. Gilę šventės atmosferą kūrė profesionalūs atlikėjai. Nuo kultūros erdvės užpildė išskirtinės tautodailininkų parodos. Čia yra surištos smilgos. Iš tų smilgų išeina baltų ženklai. Aš dar kitą kartą vadinu surišta vasara. Smilgų yra pačių įvairiausių. Formų galima sukurti irgi kuo įvairiausių. Ir stačiakampiai, ir kvadratai, ir trikampiai, ir rombai.
ir įvairūs mišrus. Ilgiau pasidarbavus, tai galima surišti net ir puokštę, kurią galima būtų įsmeigti į vazą, tokia ilgesniam laikui. Rišama lininiu siūlu, dažniausiai, nes jisai tada nesimato. Visi mazgiukai būna blogoje pusėje. Smilgas pabandysim trupučiuką paderinti, ne tos pačios rūšies, o skirtingos, kad jinai būtų šiek tiek įdomesnė. Aš vadinu smilgų grafikas, smilgų baltų ženklai, surišta vaza. Šiais metais šventė buvo išskirtinė. Renginio metu iškilmingai buvo paminėtas Verbūnų bendruomenės asociacijos 20 metų jubiliejus. Tais laikais kūrėsi aplinkui seniūnijai, kūrėsi bendruomenės. Ir mes vieni iš paskutiniųjų buvom, kur nebuvom susikūrę. Buvo daug tokių problemų sprendžiamų, kad suaktyvinti kaimo gyventojus. Taip ir tas susibūrimas ir gavosi. Verbūnų bendruomenė tikrai išsiskiria savo vertybėmis ir tradicijomis. Gyventojai čia nuo seno padeda vieni kitiems, stengiasi išsaugoti vietos tapatybę ir jų aktyvumas daugeliu yra pavydėtinas. Aišku, prisijungiam dėl to, norim, kad mūsų kaimas klestėtų, kad gražėtų. Kas kitas, jei ne mes patys. Prisidėsim, tvarkysim, žiūrėsim ir stengiamės dėl to, kad išlaikyti tą bendruomeniškumą, susitikimus, kad organizuodavom išvykas, ekskursijas, kad pabūt kartu, pabendrauti ir šiaip renkamės visokiom progom. Šiaip, kad norim ir toliau tą bendrystę tęsti ir išlaikyti. Ne tik bendruomenės pirmininkas ir aktyvūs nariai kuria stiprią bendruomenę. Labai daug priklauso ir nuo pačių gyventojų. Jų noro įsitraukti, padėti vieni kitiems ir būti kartu. Juk bendruomenė labai patenkinta, labai Justins dabar tas mūsų pirmininkas labai. Šiemet kaip tik tai 20 metų sueina sukaktis, kai bendruomenė jau egzistuoja. Labai jubiliejus yra. Labai geri vadovai, bendruomenės pirmininkai gerą turim. Seniūnaitė, seniūnė padeda, kurių labai daug dėmesio kreipiam į Verbūnus. Jau ką bereikia norėti. Labai smagu, mes norim tik tai gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Šio gražaus jubiliejaus proga visa bendruomenė, gyventojai ir atvykę svečiai linkėjo vienybės, stiprybės ir išlikti drauge. Išlaikyti visas tas tradicijas, susirinkti, pasidžiaugti, labai čia smagu, renginiai gražus, kunigėlis irgi nuostabus, išlaikyti tradicijas. Vakaras baigėsi šventiniu koncertu. Kelmės rajone sekmadienį moteris sužalojo policijos pareigūnę. Kaip pranešė policijos departamentas apie 18:13 min. Kelmės rajone Stulgių kaime namo kieme policijos pareigūnams dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikant asmenį kartu su įtariamuoju buvusi moteris sužalojo Kelmės rajone policijos komisariato pareigūnę, gimusią 2005 metais. Pareigūnė jai suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Neblaivi įtariamoji, kuriai nustatytas 2,62 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui. Senjoras Šiauliuose įtariamas pasisavinęs pamestą piniginę su nemaža pinigų suma. Šiauliuose policija tyria galimą piniginės vagystę. Joje buvo nemaža suma. Įtariama, kad pamestą piniginę galimai pasisavino senjoras. Pirminiai Šiaulių policijos duomenimis penktadienį Liepos 17 dieną 13:35 min. Šiauliuose Tilžės gatvėje prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje vyras gimęs 1992 metais pametė piniginę, kurioje buvo 1065 eurai, banko kortelės ir asmens dokumentai. Vaizdo įraše matyti, kad piniginę paėmė nenustatytas maždaug 70 metų amžiaus vyras. Turtinė žala 1075 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Antradienį lis lietus visoje Šiaulių apskrityje. Artimiausią naktį oras atvės. Termometrų stulpelis svyruos tarp 10–14 laipsnių šilumos. Pūs pietvakarių krypties vėjas 1–3 metrus per sekundę greičiu. Nakties metu krituliai neprognozuojami. Antradienio ryte visoje Šiaulių apskrityje saulė švies pro debesis. Po pietų prognozuojamas lietus, o vakare sulauksime dar stipresnio lietaus su perkūnija ir žaibais. Dienos metu oro temperatūra svyruos tarp 17–21 laipsnio, pūs pietvakarių krypties vėjas 2–3 metrus per sekundę greičiu.